Na, neištikimybės priežastis, jeigu paklausti moterų, kurios buvo apgautos, tai jos aiškiai pasakytų, kad visi vyrai gyvuliai ir čia yra vienas paaiškinimas tik tai tokiam dalykui. Bet tiesą sakant, tai baisiai nėra, užtat dėl to svarbu yra čia daugiau įvesti punktų, kodėlgi žmonės ir tuo labiau tie patys, tos pačios moteris taip pat būna neištikimos. Apytikriai apie 50% vyrų prisipažįsta, kad jie buvo neištikimi, moteris sparčiai vejasi tą skaičių vyrų. Na ir labai daug dabar yra aplinkui neištikimybių tokių, kur sunku pavadinti, ar tai neištikimybė ar ne. Pavyzdžiui, virtuali neištikimybė, kad kažkuris iš partnerių turi romantinį santykį, kur nuolat bendrauja su kažkuo tai žinutėmis, Skype'u ir tie jausmai irgi iš šeimos nueina kažkur tai kitur visiškai. Tai kodėl žmonės vis dėlto renkasi tokį elgesį? Na, aišku, tas posakis, kad tie vyrai taip jau tokie gyvuliai, taip linkiai, tai yra susijęs su tuo, kad kai kurie vyrai tikrai turi nesveiką polinkį, na, tokie donžuanai, Kazanovos, kuriems galbūt esminis yra gyvenimo malonumas arba esminis kovos su stresu būdas, tai tiesiog jeigu tokiam žmogui negerai, tai jisai ieško, su kuo čia paflirtuoti, su kuo čia įsitraukti seksualinį santykį. Tiesiog tokių žmonių yra. Tai kitas dalykas yra, kai kurie vyrai tarsi iš islamo pasaulio pasiėmė taisyklės, nežinia kodėl, kad jiems tarsi reikėtų ne vienos moters, bet iš kelių moterų susirinkti tą vieną tobuląją. Tai galbūt tose šalyse tai yra ir tvarkoj, bet mūsų šalyje moteris tikrai to nenori. Bet tai tik tai maža dalis neištikimybių yra susiję būtent su tuo, kad vyras iš prigimties yra toksai į tai linkęs. Kita įdomi priežasčių rūšis, kad kai kurie žmonės, kai jie pakliūna į stresą, jie darosi, seksualesni. Vieniems žmonėms nuo streso, nuo depresyvumo seksualinis susijaudinimas, toks seksualinis poreikis mažėja, o kitiems kaip tik didėja. Jisai tiesiog pradeda juos kankinti ir būtent tada, kai jie gali turėti seksualinius santykius, jiems pagerėja, palengvėja, sumažėja nerimas, sumažėja depresija. Tai tokie žmonės, jeigu jie negali blogai besijausdami rasti seksualinės terapijos savo poroje, jie ieško tos seksualinės terapijos už šeimos ribų. Ir nebūtinai jie yra įsimylėję, jie tiesiog ieško konkrečiai sekso. Ko nedažniausiai, ką aš girdžiu iš savo klientų terapijoje, sutinkama priežastis, kad žmogus šeimoje poroje jaučiasi nuvertintas ir ieško žmogaus kito, kuris jį gerbtų, kuris žavėtųsi, kuris vertintų jo bruožus. Na, tokios tarsi žmogaus, kuris pakeltų savivertę jam. Tiesą sakant, ir psichoterapeutas klientui gali pakelti savivertę, tai tarsi toksai ieško kito žmogaus, kuris bus palaikytojas, gyrantis asmuo. Na ir tas seksualinis aspektas čia nebėra toks svarbus, bet dažniausiai jis irgi įvyksta. Turint omeny tokias geras emocijas, tai paprastai nuo tokios neištikimybės žmogus tarsi labai atsigauna. Tik tai, jo pora nebūtinai nuo to atsigauna. Kai kurie žmonės būna neištikimi dėl to, kad savo šeimoje, savo poroje jaučiasi, labai kontroliuojami, įsprausti į kampą, tarsi pradeda jaustis nebesavimi. Ir tas trečias žmogaus atsiradimas jiems padeda šiek tiek atsitraukti nuo to žmogaus, su kuriuo jis yra poroje. Tarsi pasidaryti saugų atstumą, tarsi vėl pajausti save. Tai nereiškia, kad jis to žmogaus, su kuriuo yra nemyli, jisai tiesiog kitų sveikesnių būdų to atstumo pasidaryti nesugebėjo. Ir dėl to išsirinko, faktiškai meilužis ar meilužiai yra auka, kaip priemonė tam, kad tas žmogus savo pasidarytų atstumą. Jis jo iš tikro tarsi nemyli. Kai kurie žmonės ieško meilužio dėl to, kad šeimoje jaučiasi depresyviai, tokia depresija dviese, tarsi nieko nebevyksta, nyku, liūdna. Tada, tarsi noris kažko tai įdomaus, kažkokio iššūkio, kažkokios nuotaikos, tiesiog norisi pasijausti gyvų žmogumi. Ir vėlgi, taip, ko gero, vienas iš lengviausių būdų, kaip pasijausti gyvų žmogumi, tai kažką tai įsimylėti, susirasti kažkokią simpatiją.
Na, kai kurie žmonės iš tikrųjų nenori palikti šeimos ar poros, nori joje būti, myli savo partnerį, bet jiems labai kažko tai trūksta tose santykiuose. Na, pavyzdžiui, trūksta to paties intimaus gyvenimo. Arba dar įdomiau, dabar daugėja tokių žmonių, kurie, jeigu yra vyresnio amžiaus, jie ieško meilužės ar meilužio ne tokio, su kuriuo galėtų turėti papildomus seksualinius santykius, bet tokio žmogaus, su kuriuo galėtų pasišnekėti apie tai, ką nori. Ir, na, įsivaizduojam, toksai vyras susirado jaunesnę merginą, su kuria šnekasi, kuri jo žavisi, na, o seksualinį gyvenimą jis sėkmingai gyvena su žmona. Ir taip, tokiu būdu, kad yra ta papildanti mergina, jisai su žmona neišsiskiria, nesusipyksta, jis tiesiog grįžta, patenkinę savo poreikius, kurių negalėjo čia, tenais ir, na, kažkuria prasme sėkmingai gyvena. Na ir dar vienas labai įdomus neištikimybės įdomi priežastis, tai yra tiesos paieška. Kartais žmogus tiesiog turi suprasti, ar jis gyvena su tuo žmogum, kurį iš tikro myli. Galbūt yra kitas žmogus, su kuriuo jis gyventų daug geriau. Ir neretai nutinka taip, kad po tokio bandymo susirast kitą žmogų, tarkim, vyras susirado moterį ir pabandė su jai ir intimius santykius ir pabendrauti ir staiga supranta, kad tai, ką jis turi namie, kad jo žmona yra daug geriau, kad jisai iš tikrųjų tai, ką jis buvo radęs, ar galbūt serija tokių ieškojimų buvo, kad nieko gero, kad jam tiesiog verta toliau likti savo poroje. Bet aišku, ta tiesa gali būti atrasta ir visai kitokia, kad žmogus randa kitas galimybės, kitus santykius ir tokiu būdu tiesiog susigaudo, na, kaip gyvenime iš tikrųjų santykiuose gali būti.